Sveiki ir šiandien pas mus svečiuose Vilūnė Kairienė, žiniasklaidos analitikos kompanijos duomenų strategija. Vilūnė, su pačia esam daug dalykų darę, nagrinėjasi daug įvairių temų. Pirmus tokius bandymus atrasti tam tikrus įdomesnius dalykus iš žiniasklaidos duomenų darėm dar prieš 20 metų rinkimus, ar ne? Kai pabandėm suprasti, kiek politikų matomumas žiniasklaidai atspindi rezultatus, rinkimų rezultatus, ar ne? Ir tada atspėjimas 20 metų ir šitų metų rinkimų, tiksliau praeitų metų rinkimų, nepataikėm tik su viena partija. 20 metų buvo Lenkų rinkimų akcija, kur sakėm, kad pateks, bet nepateko. Šiemet sakėm, kad Laisvė turėtų praeiti, nepraėjo ten, man atrodo, 0,5%. Minimaliai, ar ne? Tai koreliacijos labai aiškios, ar ne, kad metų intensyvumas politiniai partijai leidžia pasižiūrėti, kiek toks aktyvus žiniasklaidoj, visas tikimybės, kur tu būsi rinkimų metu. Bet dabar turim kitą projektą sugalvojom ir pasižiūrėti irgi, kuris jau, sakyčiau, siekia tokį rimtą akademinį lygį. Ar galėtumėt trumpai papasakoti, ką sugalvojom? Taigi, sugalvojom, kad pasižiūrėsime, kiek politikų matomumas krizių metu turi įtakos jų visuomenės nuomonės vertinimui. Ir čia mums labai padėjo Vilmorus apklausų bendrovė, kuris suteikė visus duomenis. Teliko surinkti iš mūsų archyvo visą informaciją, kiek buvo politikai minimi, kokiose temose ir sudėti visus duomenis į vieną vietą. Ir pamatėm iš tikrųjų įdomių dalykų. Jo, čia yra tas, ką mes jau ir prieš praeitų metų rinkimus, kai bandėm kerkti tiek žiniasklaidos intensyvumą su rinkimų apklausom, o šį kartą su nuomonės apklausom. Ir dabar būtent irgi tam tikras skergimas duomenų, ar ne, kai mes žiūrim žiniasklaidos duomenis ir žiūrim apklausos nuomonės, kaip žmonės vertina tuos politikus. Pačiai kokie didžiausi atradimai ir ką naujo šitas tyrimas parodė? Na, visada lyginant duomenis su apklausų duomenimis, būtent su apklausų visada būna labai įdomu pažiūrėti į rezultatus, nes tai tarsi bandom atsakyti į klausimą, ar žiniasklaida daro įtaką visuomenės nuomoniai, ar tiesiog atspindi tą visuomenės nuomonę. Tai šis tyrimas akivaizdžiai parodė, kad daro įtaką ir kuo didesnis intensyvumas, tuo labiau krenta visuomenės nuomonė ir pasitikėjimas tuo politiku. Žinoma, yra tokių unikalių dalykų, kiekviena krizė yra unikali ir dar labai priklauso, koks kitas kontekstas yra, bet čia jau galėsim prie kiekvieno politiko atskirai. Pats didžiausias atradimas buvo tas, kad politikas, kuris atsistatydina krizės metu, jisai tarsi užkerta, pabaigia tą krizę, žiniasklaida apie jį neberašo ir atitinkamai... Bet taip drastiškai neberašo. Praktiškai kitą dieną realiai tam pradeda mažėti ir po to išnyksta. 100 koks 200 tų naujienų, bet turint omeny, kad mes stebime virš 650 šaltinių, tai praktiškai nieks ir neberašo. Niekam neįdomu, prisimena, tai buvo taip ir taip. Mhm. O iš... Gal trumpai, kad visi, nes mes su jumis žinom, ką mes ėmėm, ar ne? Kokių politikų krizinės situacijos buvo paimtos šitam tyrimui? Šiam tyrimui ir žinoma, kas šį tyrimą skatino labai padaryti dabar ir dėl ko buvo jis įdomiausias, tai visų pirma Palucko krizė buvo vertinta. Tuomet natūraliai paėmėme Navickienės praėjusių metų krizę, kadangi, kiek pamenu iš duomenų, jinai buvo antra pagal dydį, Paluckas jau aplenkė, bet praėjusiais metais tai mes jau sakėm, kad Navickienės ta krizė didžiausia. Tiesa, tuo pat metu ir Šiugždinienės vyko... Čia čekiukų skandalo kontekste jinai atsistatydino. Tai tuo pačiu metu ir jas abidvi taip pat žiūrėjome. Pažiūrėjome Skvernelio, Karbauskio, Kildišienės, Skvernelio keliuką, Karbauskio ir Kildišienės dramą,
Žemaitaitis, žinoma, nes tai jau toks kontroversiškesnis politikas ir buvo labai įdomu, kaip ten su visuomenės nuomonė, nes prieš tai daryti tyrimai rodė, kad su tokiais politikais rezultatai labai skiriasi negu nuo kitų, tarkime. Bet su Palucko pradžia daugiausiai jam neigiamo matomumo kūrė būtent Žemaitaičio atėjimas į koaliciją. Taip. Nes pradžioj kaip ir prieš jį kaip tokį, taip, buvo ten, kur Vilijos, Blinkevičiūtės pasitraukimas, jo netikėtas atėjimas, bet iš principo vis tiek didesnė drama buvo Nemuno aušra koalicijai. Taip. Ar ne? Tai dėl to tas atsistatymas kaip ir natūralus liktai, ar ne? Nes tai buvo labiau susijusi su vyriausybė, su koalicija bėda, bet ne su juo asmeniškai. Taip, pati pradžia Paluckui jau buvo nelabai palanki. Būtent dėl koalicijos formavimo klausimų, dėl Žemaitaičio, tuo pačiu metu vyko ir Žemaitaičio krizė, jam pradėjus formuoti koaliciją, pradėjo rašyti ir užsienis apie antisemitizmo tuos visus dalykus ir, žodžiu, kilo krizė. Palucką jinai palėtė taip pat. Man vienas dalykas, kas yra gaila, kad tyrimai, kuriuos daro nuomonės apklausos bendrovės, kad, pavyzdžiui, Paluckas, ar ne, jo nebuvo prieš tai tyrimuose ir kai jis ateina premjerų, negalima palyginti, o tai kur tas populiarumas jo arba palankiai vertinimas ir nepalankiai vertinimas, kur jis buvo, ar ne, jis staiga tada tiesiog tu gauni tašką, vat jis yra čia. Bet nelabai aišku, o koks pakilimas, kiek, nes tada negalima suprasti, koks pradinis tas taškas. Kiek žmonės vertina ne žmogų, o pačią poziciją. Ar ne, nes žmogusgi nepasikeitė. Jeigu staiga jis patenka į premjerus, staiga jo tas matomumas, jeigu būtų galima tą matuoti, arba bent jau būtų duomenys, tai būtų labai įdomu pasižiūrėti. Tikrai būtų labai įdomu ir labai gaila, kad atsistatydinus iš karto tą nusikerta nebeįdomus. Tai ne tik žiniasklaida, bet ir tyrimų bendrovėm. Galim daryti prielaidą, kad ir auditorijai nebeįdomus, jisai pasidaro, niekam nebesvarbu, ką jisai veikia. Tai pozicijos įtaka žmogaus kaip politiko populiarumui yra iš tikrųjų visgi didelė. Taip. Nes vien dėl to, kad jis nebetenka tos pozicijos, jis taiga nebetenka ir kaip tam tikro didelio bagažo populiarumo. Populiarumo, matomumo jis realiai tampa nebematomas. Kas darė su Palucko atveju vėliau, kai prasidėjo jo asmeniniai dalykai? Prasidėjus istorijai su paskola, tai žinoma, tas neigiamas vertinimas dar šiek tiek laikėsi, bet kai tik tai prasidėjo kalbos apie atsistatydinimą, STT tyrimas, viskas visuomenės nuomonė krito ir jam nebeliko kitos išeities kaip tik atsistatydinti. Ir toje vietoje, kai tiesiog žiūrovams primint, kad kai mes imam Vilmorus duomenis, ten yra klausimas, ar palankiai vertinat ir kaip nepalankiai. Ar ne? Tai yra tie, kas realiai žiūrint į politikus, tai reiškia, kad palankiai vertina ir ypač pradžioj, tai yra tie partijos simpatikai, kurie balsavo už tą partiją, nepalankiai vertina greičiausiai tie, kurie yra kitų partijų ar ne rinkėjai ir didelis dalis tų, kurie neturi nuomonės, greičiausiai yra tie, kurie tiesiog neidentifikuoja save nei su šita, nei su kita partija, nei su, sakykime, oponentais. Tai ir ta dinamika skirtingose krizėse, jinai yra skirtinga. Taip, ir labai svarbu pastebėti, kad mes žiūrėjome tiek, kaip keičiasi nepalankiai vertinančių procentas, tiek, kiek keičiasi palankiai vertinančių. Ir čia yra tikrai didelių skirtumų skirtingų krizių atveju. Iš visų tų jūsų minėtų atvejų, kuriuos esat paėmę į šitą tyrimą, būtent lyginant matomumą krizių metu ir įtaką reitingams, pats didžiausias, daugiausiai, ta prasme, didžiausia nuostolį ar ne tą politinio kapitalo buvo Karbauskis. Taip. Tiek tie, kurie jo padidėjo, tie, kurie nepalaiko jo, tiek labai stipriai sumažėjo tie, kurie jį palaikė. Kodėl, kaip jūsų galva, jeigu pasižiūrėjus, kokios galėtų būti priežastys šitoje vietoje? Iš šio tyrimo taip pat matėsi, kad tie politikai, kurių krizė susijusios labiau su tais moraliniais klausimais, tikrai nukenčia smarkiau. Išskyrus Žemaitaitį, turbūt. Tai Karbauskis liko pareigose, tai taip pat turėjo įtakos ir mes matėme, kaip sumažėjo. Vėliau stabilizavosi, jį tiek palaikančių, tiek nepalaikančių skaičius, bet
taip ir negrįžo į tą pradinį lygį. Tai reiškia, kad visuomenė prisiminė, kad jisai kėlęs tokius aukštus standartus, galų gale pats įsivėlė į skandalą, bet toliau tas likimas pareigose jam tikrai turėjo įtakos, kad jis nebesusigrąžino tos reputacijos. Tai matyt, viena iš priežasčių todėl ir buvo pasitraukti iš viso iš partijos pirmininko posto, nes tam, kad netemt tą patį reitingą ir visos partijos. Bet yra kiti du atvejai, kurie irgi yra labai panašus pagal dydį, kiek praradimai ar ne buvo tokių krizių metu, bet padengimas buvo labai nedidelis, lyginant su tuo, kiek to padengimo, neigiamo padengimo gavo būtent Karbauskis arba tas pats Paluckas arba Žemaitaitis. Tai yra buvusio ministro Kreivio ir Šiugždinienės atvejai, ar ne? Kodėl? Kas nutiko ten, kad pakankamai nedidelė sklaida, nedaug dėmesio, tačiau įtaka reitingams tiek tie, kurie nepalaiko, tie, kurie palaiko, buvo iš tikrųjų dramatiški kritimai. Kaip aiškinat šitokį dalyką? Tai taip pat susiję yra su krizės pobūdžiu greičiausiai. Šiugždinienės krizė palietė žmonės iš tos pusės, kad tai yra lėšų švaistymas, mūsų visų pinigų ir mokesčių mokėtojų ir panašiai. Šitos krizės visada labai stipriai iššoka ir apie ją buvo begalė neigiamos informacijos tik apie tai. Reitingai krito labai smarkiai ir nebebuvo kito pasirinkimo jai. O Kreivio atveju taip pat neigiamos informacijos buvo nemažai. Mes žiūrėjome būtent Ignitis akcijų krizės kontekstą, bet kai pasižiūrėjome bendrą, tai pamatėme ir interpeliaciją tuo metu organizuota ir Kreivys buvo aktyviai kaltinama žiniasklaidoje dėl pakilusių elektros kainų, tarsi čia jis kažko nepadarė. Žodžiu, truputėlį padarytas atpirkimo ožių politikoje. Taip, ir Kreivio iš tikrųjų reitingas ir nebuvo pats geriausias atėjus į šias pareigas energetikos ministro Šimonytės vyriausybei. Ir tai turbūt susiję jau su praeities tais reikalais. Dar buvusios kadencijos atsistatydinimas iš ekonomikos ministrų. Ir atrodo, kad tas rinkėjas, būtent Kreivio ir Šiugždinienės, turi šiek tiek aukštesnius standartus. Man irgi, kai aš žiūrėjau į visus duomenis, kuriuos mes analizavom, man susidarė truputėlį įspūdis, čia ypač tam kontekste, kai žiūrėt Žemaitaitį, ar ne, kuris realiai yra iš tų minėtų krizinių situacijų, Žemaitaitis yra trečias pagal intensyvumą, kuris gavo trečią padengimą didžiausią, ar ne, jis tikrai nedaug atsilieka tiek nuo Palucko, tiek nuo Karbauskio tų krizinių situacijų. Bet jo tiek palankiai vertinančių, tiek nepalankiai vertinančių judėjimas nelabai buvo didelis. Nepalankiai vertinančių buvo didesnis. Nepalankiai šiek tiek padėjo, bet palankiai tik 1%. Sumažėjo. Taip. Ir toj vietoje žiūrint, kiek, sakykime, dešiniųjų ministrų, Šiugždinienės, Kreivio, būtent reitingai kito dėl tų situacijų, man irgi kilo ta mintis, ar visgi čia nėra susijęs su būtent elektorato požiūriu, ar ne, į tam tikrus dalykus. Kokios vertybės yra svarbios tam elektoratui ir kaip jie greitai visgi vertina, tai yra teigiama arba neigiama. Atrodo, kad šita krizė Žemaitaičiui apskritai nepadarė jokios žalos ir jo elektoratui tiko jo ta retorika. Taigi, iš esmės, šios krizės tik padidino atotrūkį tarp palankiai vertinančių ir nepalankiai, bet jam kaip politikui jo reputacijai žalos nepadarė. Reputacija būtent tarp jo rinkėjų, tarp jo elektorato, ar ne? Nes taip. Natūraliai nepalankiai vertinančių didėja, bet tai yra visiškai ne jo elektoratas. Bet niekada, matyt, nebuvo šnekėta apie tai, kad būtent skirtingų partijų elektoratai turi skirtingus standartus savo partijom, kaip juos vertina. Ir iš to tyrimo ir iš tų duomenų palyginimo atrodo, kad greičiausiai tai yra tiesa. Ši išvada patvirtino mūsų jau prieš tai darytą tyrimą, kurį mes tiesiog viduje žiūrėjome tuo metu, kai mums buvo įdomu pasižiūrėti, kaip su visuomenės nuomonė koreliuoja įvairūs duomenys.
Ir tada mes matėme, kad Gražulio atžvilgiu vyksta lygiai tas pats. Kuo daugiau neigiamos informacijos apie žiniasklaidoje, atrodo palankiai vertinančių nepaveikia apskritai. Tai reiškia, yra tam tikras elektoratas, kurio jam užtenka išsirinkti ir nuolatos dirbant su tuo elektoratu jis tiesiog išsilaiko. Taip. Tai iš šitos pusės žiūrint, tai greičiausiai Žemaitaitis matyti ir toliau tęs savo tą liniją, nes jam kaip ir nekenkia. Tinka, viskas gerai. Jo, viskas gerai. O klausimas dabar yra dar kitas, aišku, kad ir matyti ir šiuo metu, kai yra šnekamas dėl koalicijos ar ne, bet kiek tai gali kenkti būtent socialdemokratams. Nes būtent tas atvejis, kai Paluckas pradžioj turėjo tą sumažėjimą per koalicijos formavimą, Žemaitaičiui tai nekenkia, ar ne? Bet tai kenkia socdemams. Kiek Nemuno aušra gali būti toksiška koalicijos partneriams? Aš manau, kad labai toksiška ir tai matosi iš duomenų, kad socialdemokratų reputacija prastėja tiesiog akyse. Ir dabar, ką matome Liepą rugpjūtį žiniasklaidos duomenų, socdemai yra absoliučiai užvaldę visą žiniasklaidą, o Žemaitaitis plaukia pasroviui tiesiog. Tarp kitko, jeigu duomenys pasižiūrėti, tai nuo tada, kai prasidėjo Palucko jau asmeniniai dalykai žiniasklaidoj, tai Palucko reitingai net truputėlį šitas nepalankių vertinimų sumažėjo. Nes tiesiog dėmesys pasitraukė neigiamas ir tada atsiranda tas grįžtančių, kurie gal jis lyginant, vis tiek žmogus viską supranta palyginamas, ar ne? Tai jeigu palygini su jo, sakykime, tą buvusią antisemitinę retoriką, visus tuos dalykus palygini su žmogui stipriai greičiau suprantamais dalykais, paskolom ir kitais dalykais, tai, tai lyginant su šito, tai gal šitas dar ir nieko, ar ne? Tai čia greičiausiai gali būti tas modelis, kad žmonės labai greitai pakoreguoja savo požiūrį vien dėl to, kad kontekstas pasikeitė. Ir dar labai svarbu matyti, koks yra platesnis kontekstas apskritai vykstančių įvykių Lietuvoje ir kas užgožia tuos kitus įvykius, kas matėsi iš Skvernelio duomenų. Vykstant keliuko skandalui. Skvernelio jau čia keliukas. Taip, keliuko skandalą žiūrim, kad labai nedaug tos informacijos, bet pažiūrėjus į apskritai Skvernelio paminėjimus, jos buvo daug, jisai tik buvo laimėjęs rinkimus, jo įvaizdis buvo geras, prasidėjo pandemijos valdymas ir jisai buvo gelbėtojas, žodžiu, ir reikalų tvarkytojas. Keliuko skandalas tiesiog paskendo tame sraute ir čia jau mes pokyčių visuomenės nuomoniai, jie tokie statistiškai nereikšmingi, ta prasme panašu, kad apskritai neturėjo įtakos. Per intensyvus kontekstas kitų dalykų. Kitų dalykų per intensyvus kontekstas, taip. Monikos Navickienės atvejis, ar ne? Aišku, tas pats greitai atsistatydino, dėl to visi duomenys dingsta. Tiek žiniasklaida neberašo, tiek tyrimų bendrovės nebetiria kokią nuomonę. Bet bendrai iki tol tas poveikis tiek palankiai vertinantis, tiek nepalankiai vertinantis nebuvo irgi labai didelis. Nebuvo didelis, bet turime ir kelis mėnesius, kai nebuvo vertinta, tuomet paskutinis vertinimas matosi, kad yra nukritimas žemyn, palankiai vertinančių, nepalankiai paaugo ir viskas, duomenys, jinai atsistatydino, duomenys baigėsi, žiniasklaida nustojo rašyti, dar prisiminė rugsėjį tą istoriją, ten buvo susijusių įvykių, bet iš esmės jinai tiesiog tą krizę uždarė. Ir šitoje vietoje žiūrint grinai krizių valdymo prasme, jeigu politikas, kuris patenka į vieną ar kitą krizę, pakankamai greitai atsistatydina, tai iš principo jo grįžimo galimybės žymiai didesnės. Didesnės, nes visuomenė jau galimai nebeprisimins to įvykio arba taip jo nesureikšmins. O tas politikas, kuris lieka, jisai su ta reputacinė dėme turi dirbti toliau ir ją atstatyti savo darbu. Tai turi būti ir kažkokių gerų tada įvykių, sprendimų, kažkaip pataisyti tą reputaciją jam reikia. O tas, kuris atsistatydina, jis gali sėdėti tiesiog. Kitas dalykas, kai tu esi pozicijoje ir tas yra, vis tiek tau visą laiką primena. Reiškia, kad tau neduoda tos istorijos užmiršti. Tuo tarpu, kai tu jau nebesi pozicijoje,
viskas pasitraukė. Tai iš tos pusės žiūrint, Navickienės grįžimas į aktyvią politiką, jis gali būti pakankamai sėkmingas ateityje. Aš manau, kad taip, jisai gali būti pakankamai sėkmingas, bet turi praeiti laiko iš tikrųjų, kad visuomenė primirštų tą įvykį. Nes žiūrint, mes netyrėm nieko iš Sinkevičiaus, nes duomenų nebuvo, nes Sinkevičius tuo metu nebuvo merų, matyti yra reitingai nematuojami, tai dėl to jo nėra. Labai gaila, bet nebuvo galima pasižiūrėti, būtent kaip čekiukų skandalas paveikė jo, būtent reitingus visuomenės. Bet irgi susidaro įspūdis, kad tas jo pasitraukimas, pabuvimas tą laiką, kol įvyko teismo sprendimai ir teismo sprendimas, kuris išteisino jį toje byloje, iš principo jį kaip politiką grąžina atgal į, sakykime, areną. Ir matyti dabar, kai partijos pirmininkai jį pradės, jo reitingus pradės matuoti, tai bus labai įdomu pasižiūrėti, kaip, nes žiniasklaida apie jį rašė pakankamai, nes apie merą vis tiek rašo. Tai bus labai įdomu pasižiūrėti perspektyvoj, kur ir kaip koreliuoja jo būtent tas matomumas, o jis dabar matosi stipriai, nes kaip partijos pirmininkas jis dalyvauja tiek koalicijos formavime, tiek kituose partijos reikaluose. Tai bus labai įdomu pasižiūrėti, nes čia toks Karbauskio variantas truputėlį, ar ne, tas vairavimas iš galinės sėdynės. Gal netgi, sakyčiau, šiek tiek prastesnėje jisai yra pozicijoje, nes tas čekiukų skandalas tikrai plačiai buvo nušviestas ir Sinkevičius praktiškai pagrindinis herojus gavosi dėl to, kad jis toliau dalyvavo politikoje ir visą laiką buvo priminta tie televizoriai, kas ten buvo ir kas. Kitas dalykas, kad iš šiandienos naujienų, ką pasakė generalinė prokurorė, kad dar keletas Seimo narių greičiausiai bus paprašyta atšaukti jų neliečiamybę dėl čekiukų skandalo, tai rodo vieną paprastą dalyką, kad ta tema dar pakankamai ilgai truks. Tai jam kaip partijos pirmininkui, nepaisant to, kad jis yra teismo pripažintas kaip ir nekaltų, išteisintų, bet vis tiek ta tema, jis nuo tos temos negali pasitraukti, nes pati tema rutuliojasi. Pati tema rutuliojasi, jinai nepamirštama ir čia būtų galima daryti atskirą tyrimą, kas labiausiai nukentėjo, kas buvo labiausiai matomas čekiukų skandalo kontekste ir apie ką daugiausiai. Tarp kitko gera idėja pasižiūrėti, kas yra, kaip sakant, čekiukų magnatas žiniasklaidos prasme. Dar kita kryptis, kur nežinau, ar esate žiūrėję, bet man labai įdomu, kai būna tokios krizinės politikų situacijos, o pasižiūrėti, kuri žiniasklaidos priemonė, ar yra žiniasklaidos priemonių, kurios truputėlį labiau, kaip sakyt, kerta per vienus ir per kitus politikus. Šiaip bandėm pasižiūrėti ir šituos, bet paskendo viskas portaluose. O iš portalų yra kažkoks pasidalinimas, nėra tokio? Portalų nėra. Čia labiau būtų galima kalbėti apie nacionalinę žiniasklaidą, dar tą, kuri išlikus, kurios jau ir nebėra. Nacionalinė turite omeny žiniasklaidą, tai spausdintą žodį, tai ten turime tikrai kelis leidinius, kurie nuolatos blogai rašo apie tam tikras partijas ir čia turbūt nieko nestebina ir visi juos žino. Tai ta prasme, ten jau taip standartiškai, kiek aš dirbu Mediaskope, 18 metų, aš žinau, kad tas leidinys visada blogai rašys apie konservatorius ir panašiai. Šiaip politikų atžvilgių tokių nesam labai pastebėję išskirtinumų portaluose. Portalai labiau galbūt yra, nors taip pat ir regioniniai leidiniai susiję su savivaldybių klausimais įvairių merų. Tai vienas portalas, tarkime, kažkokio regiono merą giria, kitas visą laiką peikia. Tai tokių tikrai turim, ypač didesnių savivaldybių ir čia. Nes dažniausiai būna vieni yra priklausomi pozicija, kiti opozicijai, nes kaip būtų keista, bet nedėliuose miesteliuose kartais būna po 2-3 žiniasklaidos priemonės ir čia yra labai daug palyginus. Pradėję daryti vieną analizę kartą mes ir sakom, kad žinokit, čia tas portalas vien tik neigiamai rašo apie merą. Ir jis sako, tai taip mes žinom, čia opozicijos tas portalas. Ilona, prieš pokalbį minėjot, kad šitie metai yra
pakankamai unikalūs tuo, kad vasara bendrai žiniasklaidos sraute yra žymiai aktyvesnė. Taip, ne tik lietumi šitą vasarą ypatinga, bet ir žiniasklaidos srautu. Paprastai Liepą informacijos būna mažiausiai. Tai tarkime, jeigu turime 140 000 publikacijų, mes šnekame apie tradicinę žiniasklaidą, portalus, leidinius, žurnalus, naujienų agentūras. Tai paprastai Liepą būna mažiausiai informacijos. 120-125 tūkstančiai, toks ženklus 10-15 tūkstančių sumažėjimas visada matosi. Šią vasarą šito neturim. Tai čia ačiū socialdemokratams, visi intensyviai seka šitą istoriją ir kai žiūrim apskritai Liepos top naujienas, kaip susigrupuoja jos, žiūrim į teksto panašumą ir kaip susigrupuoja jos į klasterius. Socdemai, Paluckas, Liepa yra praktiškai visose pozicijose. Šiek tiek dėmesio taip pat gavo visame šitame kontekste švietimo ministerija, tiksliau su savo 10 balų. Plus 10 balų. Tai čia būtų antra naujiena po Palucko Liepą, jeigu mes žiūrime į politinį kontekstą. Trečioji buvo drono istorija, kur taip pat dėl ko krašto apsaugos ministerija ir ministrė buvo irgi tarp top minimų politikų. Nes žiūrimi top minimus politikus, tai matom 5 socialdemokratus visose top 5 vietose. Iš jų tik tai Šakalienė išsiskiria, kad jinai gal netiek siejasi su tuo Palucko skandalu, o visi kiti, tai Paluckas, Sinkevičius, Skvernelis, atsiprašau, jau ten žemiau, ir nesocdemas. Taip. Sabutis, žodžiu, visas tas Palucko reikalas buvo aptariamas labai intensyviai. Ir rugpjūtį turim iššokusią Ruginienę. Tai jeigu Liepa Paluckas turėjo 3 kartus daugiau paminėjimų negu ten tie antrieji jo partijos nariai, tai rugpjūtį jau Ruginienė vejasi Palucką. Dar yra to atotrukio, bet manau mėnesio gale. Pagal bendrą intensyvą, ar ne? Pagal bendrą intensyvumą. Aha. Ir jau žiūrint rugpjūčio top naujienas, susigrupavus, matom Ruginienės pavardę antraštėse ir didžiojoje daugumoje jų. Ieškojau kitų naujienų. Kas natūralu, ar ne? Nes taip. Yra vasara, kažkokių kitų politinių įvykių nėra, tuo tarpu koalicijos formavimas, kandidatas į premjerus natūraliai yra numeris 1. Numeris 1 tema visuose kontekstuose. Ir šito atžvilgiu irgi vėl įdomu, nes Ruginienė buvo reitinguose pas Vilmorusą. Kaip ministrė turėjo būti. Jo, tai šitoje vietoje bus labai įdomu retrospektyviai pasižiūrėti, ar ne, koks yra pokytis būtent tiek intensyvumo, tiek reitingo prasme, nes tikrai labai įdomu, kiek pati pozicija prideda reitingo taškų vien dėl to, kad tu ateini į premjero postą arba ten kandidatų tampi į premjerus. Bet iš tikrųjų nemažai naujienų mačiau ir neigiamų apie ją ir ten ieškoma visokių sąsajų su Rusija, apie tai, kad jinai lankėsi. Tai gali būti, kad jos paskirimas, jeigu toks bus, dar ir pablogins jos reitingus. Matot, šitoje vietoje mano kažkaip iš keletos diskusijų buvo tokia įdomi įžvalga atsiradus, kad toks jausmas, kad socdemai Ruginienė rinkosi pagal tą patį principą, galvodami, kad jeigu tai yra socialinės apsaugos ministrė, jie turi puikų pavyzdį, kad Blinkevičiūtė atėjo iš ten, jinai 8 metus buvo, 2 kadencijos praktiškai prabuvo socialinės apsaugos ministre, užsidirbo puikų, kaip sakyt, reitingą visuomeniai, bet po to jinai nebuvo ne vienoj vykdančiojoj, sakykime, pozicijoje vėliau. Jinai nėjo nei į premjerus, nei kažkur kitur. Ir jinai kaip ir išlaikė tą pozityvų savęs, sakykime, savo tą įvaizdį. Tuo tarpu Ruginienė yra kitas dalykas, jinai ateina taip, socialinės apsaugos ministrus, beje, jeigu taip pasižiūrėti retrospektyviai, visus socialinės apsaugos ministrus žmonės labai greitai pamildavo. Vien dėl to, kad jie užsima reikalais, kurie yra susijęs su pinigų dalinimu. Ne? Kukuraitis, kuris atėjo, jis buvo mylimas, jis atėjo politinė prasme, jis buvo visiškai persona nežinoma absoliučiai, nes jis buvo, man atrodo, Karito Vilniaus
regiono vadovų, atėjo į politiką ir jo reitingai tikrai labai aukšti. Jis iki šiol yra gerai vertinamas kaip politikas, vien dėl to, kad jis tą poziciją. Monika Navickienė, taip, pas konservatoriais jinai žinoma, bet plačiai visuomenė jinai buvo kaip politikė nelabai žinoma. Ir staiga ateina į tą poziciją ir jau buvo gandų, kad jinai ten turėjo pretenduoti net į prezidento postą. Taip. Ar ne? Tai toj vietoj toks jausmas, kad tas galvojimas, kad jeigu žmogus ateis iš populiarios pozicijos, kad staiga išsispręs visi klausimai, bet čia yra vykdančioji pozicija, kuri yra, realiai kiekvieną dieną matoma tūkstančiais klausimų. Ir toj vietoj kompetencijos klausimas jau tampa truputėlį rimtesnis. Bet iš principo labai įdomu bus pasižiūrėti ateityje, sakykime, jau rugpjūčio pabaigoje, pasižiūrėti, koks buvo pokytis Ruginienės ar ne, kai jinai buvo tik ministrė, kai jinai patampa kandidatė į premjerus, sakykime, dar neskubėkim, kandidatė į premjerus, dar visko gali būti. Ir tada pasižiūrėti, kiek gauna dėmesio ir kiek duoda būtent tas dėmesys, kiek duoda to tokio, kaip sakyti, avansinio populiarumo tarp. Nes aš kitaip jo negaliu pavadinti, kai žmogus ateina į poziciją ir staiga jis pradeda būti žymiai populiaresnis arba labiau mėgstamas, tai yra avansas, ar ne, kurį tau visuomenės dalis duoda ir sako, jeigu tu esi premjeras, tai tu mums patinki, o po to jau žiūrėsim. Bet visoje šitoj, kai mes čia šnekam daugiau tokius, kaip sakyti, tyrimus, teorinius modelius, bet įsivaizduokit, o dabar klausysis mūsų kažkas iš komunikacijos žmonių, kurie dirba su politikai, sakys, Dieve man, tai gerai, viskas fine. Atbulinė data pasižiūrėti, viskas yra labai gražu. A ką mums daryti? Kai mes dirbam kasdien su šitais dalykais? Kokiu būdu atsirinkti ir suprasti, o apie ką šiandien komunikuoti politikai? Kas šiandien yra svarbu, nes informacijos srautas yra begalinis, kaip ir dabar sakėt, šitą vasarą yra beprotiškai intensyvi. Taip, krizių metu politikas vidutiniškai minimas nuo poros tūkstančių iki 5,000 gali pakilti, kaip Palucko atveju. Per mėnesį informacijos kiekis, kaip bebūtų, tai vis tiek yra labai didelis srautas kiekvieną dieną. Tai mes būtent tam valdymui dar COVID metu ir sukūrėme Top Stories įrankį, kuris sugrupuoja tas naujienas pagal teksto panašumą ir tu gali matyti, kurios naujienos plinta labiausiai ir taip pat matyti, kuo auditorija dalinasi į Facebooką. Tai va, čia politikams jau yra vienas dalykas, aktualiau. ką žiniasklaida rašo, kas žurnalistam įdomu, o kitas dalykas, matyti, kas iš tų žinių, kurios yra žiniasklaidoje. Į ką reaguoja žmonės, kur dalinasi, kur reaguoja, nes tai rodo, tikrai susidomėjimą tom žiniom. Būtent, nes tų neigiamos informacijos gali būti daug, bet jinai gali būti nepaveiki visuomeniai apskritai. Tarkime, konkurencijos tarybos sprendimai būna dažnai skelbiami, jie paplinta po 15-20 šaltinių, kad skirta bauda nekilnojamo turto bendroviai, farmacijos, prekybos tinklui, visokiausių būna, niekados nebūna jokio auditorijos įsitraukimo. Nes niekam neįdomu. Kuo didesnė bauda, tai tuo mažesnis, dar sakyčiau. Nes čia gal iš tos operos, kai sako, kad jeigu ten pridedi dar papildomus kelis nulius, žmogus jau nebesuvokia tos sumos ir jam tai darosi nebeįdomu. Nes jis tuo tarpu čekiukai, kai mes šnekam, ar ne, kur ten televizorių, kur arba televizorius. Telefoną. Čia yra suprantamas dydis, suprantama kaina ir čia žmogui. Kodėl aš savo atlyginimo perku, jisai iš mano mokesčių. Toks požiūris. Bet kuriuo atveju, grįžtant prie komunikacijos specialistų, tai jisai turi galimybę atsėdęs matyti tos dienos, paros, kokį tik pasirinks periodą informaciją, iš karto sugrupuota, kas svarbu žiniasklaidai, kas vyksta socialiniuose tinkluose, kuo dalinasi auditorija, kur plinta ta naujiena, kokiuose šaltiniuose, kokie žodžiai dažniausiai vartojami parodo, gali parodyti, kuo politikas kaltinamas ar įmonė krizės metu. Ir tuomet tu turi atsakyti į tai, kuo esi kaltinamas, o ne lipdyti prie tos krizės kitų reikalų. Tai matydamas tą bendrą vaizdą, tikslų, kas kur yra, tu nesiblaškysi. Ir iš principo galimybė susidėti prioritetus, ar ne, pagal tai, kas žmonėms įdomu,
kuo jie dalinasi, kas jiems rūpi, iš principo susidėti prioritetus, nes sukomunikuoti visko yra neįmanoma, atsakyti visus klausimus yra neįmanoma, Taip. reikia rinktis tas temas, kurios yra svarbios tuo metu auditorijai. Tos, kurios dega, reikia gesinti iš pradžių tuos didžiausius gaisrus, o tada jau galima bėgti prie tų mažesnių. Ir lygiai taip pat tiek verslas gali daryti tą patį ir ne tik krizių metu, tarkime, partijos pas mus mato, ar jų išsikelti tikslai, ar pažadai rinkėjams yra atspindimi žiniasklaidoje, ar tarkim kitos partijos yra minimos tome kontekste dažniau, ką jie yra rinkėjų savo pažadėję. O čia galbūt su tuo susiję, aš atsimenu prieš praeitų metų rinkimus, bent jau taip rinkoje toks gandas, kad valstiečiai labai intensyviai dirbo su tuo, su vienu iš gandų, kad konservatoriai socdemai turi susidarę susitarimą. Ir kai tą socdemai atsigirdo, tai jie pradėjo didžiulę kampaniją sakydami ir varydami ant konservatorių tam, kad jų netapatintų su jais. Tai nežinau, kiek tai matėsi žiniasklaidoje ar buvo to, bet iš tikrųjų toks gandas rinkoje labai stipriai ėjo. Ir bet koks tapatinimas socdemų su konservatoriais jiems kėlė didžiulį siaubą. Taip, tikrai matyta tema. Tai reiškia, tai buvo ir žiniasklaidos matėsi būtent kaip viena iš temų. O žiūrint į tą, ką dabar mes pasidarėm, ar ne, ir tai yra toks visiškai pradinis etapas, pasižiūrėjimas politikų intensyvumo per krizes, žiūrėjimo į tai, kaip tai veikia jų reitingus ir suprantant, kad skirtingų politikų elektoratas gali turėti skirtingą požiūrį, ar ne, ir, pavyzdžiui, kaip minėjom, ar ne, kad Žemaitaičio elektoratas visiškai nereaguoja į antisemitizmo dalykus, jiems tai. Ar neteko žiūrėti būtent tos dalies, kur buvo su nekilnojamo turto mokesčių, nes ten tada bent jau socialinėse medijose Žemaitaičio elektoratas buvo labai piktas ir jau tada buvo net ir prieš jį šnekama. Ar yra temų, pavyzdžiui, skirtingų temų skirtingam elektoratui, kuris vienų elektoratą tai veikia, o kitą veikia mažiau? Taip, manau, vienareikšmiškai yra tokių temų, kur viena dalis yra jautresnė tam tikriems įvykiams, kaip ir pastebėjome mes, kad dešiniųjų rinkėjas yra daug reiklesnis, tai bet kokia reputacinė krizė juos paveiks ypatingai ir ta prasme iš karto kris pasitikėjimas politikų. Bet šitoje vietoje, jeigu taip objektyviai žiūrint, ar ne, jeigu turim tokį pasiskirstimą, kad kairiųjų elektoratas yra toks atlaidesnis visiems dalykams, tiek moraliniams dalykams, o dešiniųjų yra labiau reiklesnis, tai iš principo dešinieji kaip politinės partijos, jos yra stipriai, kaip sakyti, sunkesniai padėtyje, ar ne, jie negali sau leisti to, ką gali sau leisti kairieji. Taip, žinoma. Ir negali jokių antisemitinių tikrai frazių publikuoti socialiniuose tinkluose. Tai iš karto atsilieps jų reitingams ir apskritai politiniai karjerai. Bet galbūt lygiai taip pat tai yra ir susijęs su tuo, kad net ir bendrai didesni skandalai, kurie nutinka, nes jie nutinka su visų partijų politikais, ar ne, būna visur, kad vis tiek tada turint ir matant jau iš duomenų, sakykime, palyginimo, tai reiškia, kad dešinio sparno partijos, jų standartas viduj ir jeigu jie nepalaikys to standarto, nebandys iš tikrųjų turėti žymiai skaidresnę, sakykime, savo kaip sakyti, politiką ir tos pačius, sakykime, tą elgesio standartą, tai reiškia, kad labai greitai galima turėti situaciją, kad mes didesnę laiko dalį galim turėti kairiuosius valdžioje. Tikrai taip. Ir nežinau, kaip bus dabar po šito socdemų skandalo viso. Jeigu jie tuoj pat neišrinks premjero, kurį priims visuomenė, tai gali būti, kad ir Žemaitaitis užims eterio vis daugiau.
ir patiks, jisai savo tam rinkėjui tai patinka. Tai... O šitam tyrimė nebuvo, bet man dabar bešnekant labai įdomu yra, o prezidento rinkėjas, jam, pavyzdžiui, tos pačios temos, kurios susijusios su kairiaisiais, tiek antisemitizmas, tiek kitos temos, jos kažkaip, man atrodo, pagal jo reitingus kiek nelabai limpa, ar ne, nėra, tai kažkaip nesieja elektoratas, kad tai yra kaip ir irgi jo atsakomybė, nes koalicijos formavimas, visa kita. Nesieja, manau, su prezidentu ir jo atsakomybė visų šitų įvykių. Akivaizdu, kad jo prezidento atsakomybės tikisi opozicija, o ne jo elektoratas. Bet tai tada iš principo matyt, tai ir paaiškina, kodėl nėra kažkokio aktyvesnio tokio įsitraukimo į tą procesą, ta prasme, kad būtų bandoma ar ne turėti kažkokį tai geresnį standartą, visą kitą, nes tiek kairių elektoratai, tiek prezidento elektoratai ta situacija visiškai tenkina, dėl to, kodėl reikėtų vargti. Taip, juk ir buvo socialinėse medijose gan plačiai pasklidusi ta nuotrauka, kur prezidentas parduotuvėje ten prie žuvies skyriaus stovi tuo metu, kai kiti renkasi prie prezidentūros protestuoti. Tai to dialogo su protestuojančiais apskritai nebuvo. Bet iš principo, čia matyti ir, sakau, kaip jau minėjau, matyti paaiškino tokius dalykus, nes visgi tie patys komunikacijos žmonės ir patarėjai, jie matydami, kas veikia, kas neveikia, jie atitinkami ir patarė. Tai kam jaudintis dėl dalykų, kurie neturi įtakos. Kurie neturi įtakos, ar ne? Jeigu tai pradėtų turėti įtaką, matyt, pradėtų žmonės kažkaip reaguoti. Nes kodėl daryti dalykus, dėl kurie neturi kažkokios tai prasmės. Dėkui, Vilūne, labai už laiką. Aš tikiuosi, kad galbūt net ir, kaip šnekėjom, galbūt padarysim mūsų tokį pokalbį kartą per mėnesį, pabandydami pasižiūrėti, kaip atrodo politinių partijų intensyvumas, kas iš politikų gauna daugiausiai dėmesio ir tam tikras, sakykime, situacijos, kurios sulaukia daugiausiai dėmesio per tą mėnesį. Ir toks kaip politinio, sakykime, matomumo barometras gal visai ir būtų įdomi, sakykime, tema pokalbiui. Visai būtų įdomu, juolab, kad turim tikrai įvykių ateityje, kuriuos galim matuoti ir Ruginienės, žiūrėsim, kaip situacija baigsis, kaip jos reitingai, tai galėsim iš tikrųjų stebėti politinį lauką plačiau. Gerai, ačiū labai už laiką, Vilūne, ačiū už pokalbį ir iki kitų kartų. Dėkui.